Su artėjančia sukaktimi. Neabejoju, kad visi esate ir žinovai, ir mylėtojai, ir puoselėtojai. Taigi tai yra jūsų šventė, mano šventė. Būkit pasveikinti. Ir šitų savo pristatymų, kurį trumpinsiu kaip galėsiu, paklausit, kas turėsit klausimų po to, niekur neskubėsiu. Norėčiau pirmiausia kilstelti šitą tematiką iki lygmens, kurio jį verta, būtent iki tarptautinio lygmens. Nes, kaip jūs be abejonės žinote, nuo mažens kiekvienas lietuvis žino, kad šioje istorijoje susipynė bent jau diplomatiniu lygiu 3 valstybės – Lietuva, Jungtinės valstijos ir Vokietija. Ir būtent šis aspektas mano tyrimuose yra svarbiausias, esminis, jam kol kas yra mažiausiai dėmesio skirta. Ir šia prasme taip pat norėčiau pasveikinti visus su Pasaulio lietuvių vienybės diena, kurios ištakas jūs irgi taip pat žinote. Tos ištakos siekia kelis mėnesius po katastrofos ir yra simboliška, kad mūsų tautos pasaulyje vienybės diena siejasi štai su garsiausiu mūsų aviacijos istorijos žygdarbiu. Ir vėlgi tai yra simboliška pačiai Lituanikos istorijai, simboliška ta prasme, kad tai atspindi šio žygio, šios istorijos ir atomazgų, kurios tebesitęsia iki šiol. Ir tikrai ne vienas tyrinėtojas, bet kokios temos tyrinėtojas savo darbuose nelinkęs dėti taško, nes istorija yra toks mokslas, kuris tęsiasi tol, kol yra gyvų tyrinėtojų. Pati esu išleidus knygą beveik prieš 10 metų ir galiu pasakyti, kad antrąjį leidimą papildytą jau galima būtų leisti, biografinį kapitono Marcinkaus tyrimą. Taigi, be abejonės sekiau visų prieš mane rašiusiųjų, tyrinėjusiųjų darbus ir kaip ir visi lietuviai su šeima Vytauto didžiojo karo muziejuje praleisdavau tikrai ne vieną popietę ir vieną popietę buvo lemtinga. Tai yra 10 metų balandis, šis mažas pilietis, tai yra jau patyręs aviatorius Darius Išganaitis, mano sūnus, prie nuolatinės Lituanikos ekspozicijos, kuri dabar rekonstruojama ir tąsyk, aš supratau, kad aš negaliu pabėgti nuo šitos temos ir kad teks imtis dar vieno tikrai keblaus ir sudėtingo iššūkio. Klostėsi viskas nepaprastai parankiai, taip pat ir karo muziejaus ekspozicijos tema, nes, kaip jūs žinote, prieš metus nepaprastai dėkingas sutapimas praėjus 30 metų, tiesa, po eksponavimo uždaroje erdvėje nuolaužos buvo iškeltos ir tapo prieinamos vėl tyrinėtojams, prieinamos ne ta prasme, kad būtų koks nors nepatiklumas ankstesnėmis apžiūromis, bet prieinamos ta prasme, kad galėjome vėl fiksuoti dabartinėmis technologijomis, dabartinėmis priemonėmis. Ir štai yra absoliučiai šviežios nuotraukos iš aviacijos muziejaus darbuotojų desanto karo muziejaus restauravimo dirbtuvėse šią savaitę. Ir čia matote prie variklio patį Gytį Ramošką, kuris iš tiesų labai susikuklino kalbėdamas apie Lituanikos tyrinėjimą, įamžinimo darbus, nes jo paties nuopelnas yra iš tiesų šiuo atžvilgiu neįkainojamas ir be abejonės su nuolaužomis bus dirbama daug iki paskutinės dienos, kol vėl bus uždaryta ta stiklinė ekspozicijos vitrina. Be abejonės, plėtojant šitokią temą, kuri yra, čia panašiai truputį tyrinėtojai kaip lipti ant ešafoto, nes tema, kuri yra brangi visai tautai, kuri yra žinoma beveik 80 metų ištisų kartų ir kaip ir buvo minėta, ne vienam atrodo, kad nebėra ką kasti, nebėra ko pridėti. Tai yra, gana rizikingas užsiėmimas ir tikrai, būdama jau brandžiuose metuose, pirmiausia studijavau visą, kas jau yra skelbta, čia matote tik pagrindinės knygas, knygų sąvadą, kas jau yra skirta Lituanikai arba yra susijęs su šia tematika. Tai viso labo, kiek teka skaityti, gerokai jau per 500. Taigi, išnagrinėjus visas šitas knygas, akcentai niekiek nepasikeitė. Gyčio Ramoškos minėtojai Petro Jurgėlo 35 metų knygas, Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas,
baigėsi, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, veikiau vėlgi ne tašku, o tramplinu. Trumpa citata. Nežiūrint to, kad po Solino miško tragedijos praėjo 2,5 metų tautininkų Amerikos Lietuvių sąjungos pastangomis, Amerikos piliečių Dariaus ir Girėno žuvimo klausimų susirūpino Jungtinių Amerikos valstybių kongresas ir Teisingumo departamentas. Taškas. Tuosyk Jurgėlas savo tyrimą baigė, matyt tikėdamasis, kad jo darbą perims kiti. Deja, to neatsitiko iki 40-ųjų ir žinote, kad monografijos leidyba nepriklausomoje Lietuvoje, tiek Lietuvos aeroklubo iniciatyva, tiek nacių okupacijos metais buvo privati iniciatyva, sužlugo. Taigi tai ir liko tarpukario pagrindinis dokumentas. Ir vėlgi Gyčio Ramoškos, Algirdo Gamziuko ir Nijolės Birutės Maštarienės didžiulis yra nuopelnas, kad pačiam nepriklausomybės aušros tiesiog metais sunkiausiamis sąlygomis buvo išleisti vėlgi iki šiol pagrindiniai tyrinėtojams dokumentai. Tai yra pirmasis ir kol kas vienintelis dokumentų sąvadas, kuriame taip pat minima, kad Jurgėlos išleista knyga yra kol kas mums nepakeičiamas dokumentinis šaltinis.